Ketvirtadienį į Seimą atkeliavo ne tik Valstybės saugumo departamento vadovas, bet ir slapta informacija apie artimiausių metų Lietuvai gresiančias naujas Rusijos atakas. Į žiniasklaidos rankas patekusi pažyma perspėja, kad netrukus gali pasipilti dezinformacijos lavina prieš prezidentę Dalią Grybauskaitę bei kitus aukštus šalies politikus. Yra įvairiais kanalais gaunama informacija, kadangi artėja tam tikri įvykiai Lietuvoje, tai reiškia samitas Europos pirmininkavimo. Ir kadangi yra nemažai suinteresuotų subjektų, kurie nesuinteresuoti mūsų sėkmingų pirmininkavimų, tai natūralu kyla tokia kaip ir tokia įtampėlė ir bus stengiamasi įvairiais būdais parodyti, kad mes kaip ir nelabai esame sėkmingi. VSD informacijoje teigiama, kad Rusijos specialiosioms tarnyboms pavesta archyvuose ieškoti kompromituojančios informacijos apie buvusios Sovietų Sąjungos valstybių aukštus pareigūnus. Šiandien esu informuota, kad prieš Lietuvą, prieš rytų partnerės ir mane asmeniškai ir toliau bus rengiamos informacinės provokacijos. Viena iš pagrindinių priežasčių matoma yra mūsų sėkmingas Lietuvos pirmininkavimas Europos tarybai. Ir ko gero, taip pat Lietuvos siekis energetinės nepriklausomybės. Savo ruoštų premjeras ir Seimo pirmininkė gresiančių atakų nedramatizuoja. Teigia, kad pažymos apie grėsmes į jų rankas per pirmininkavimo Europos Sąjungai laikotarpį keliauja reguliariai. Aš esu susipažinęs su slapta informacija, bet aš negaliu jos viešinti. Aš manau, kad dabar turėtų tam tikros tarnybos išsiaiškinti, kas vis dėlto šitą informaciją nutekino. Ypač prasidėjus pirmininkavimui, mes gaudom informaciją apie grėsmės, apie pavojus, apie įvairias atakas, kurias gali naudoti priešiškos valstybės. Ir nepasakyčiau, kad šita pažyma, kuo tai jinai yra išskirtinė. Man pats išskirtinis būdas, pirma, informuoti žiniasklaidą, o antrą atnešti į Seimą. Apžvalgininkas Artūras Račas svarsto, kad galimas Rusijos atakas nutekino pats Valstybės saugumo departamentas. Niekam nepaslaptis, kad Dalios Grybauskaitės biografijai yra tų, vadinkim, baltų dėmių truputėlį neaiškių. Ir galbūt iš tikrųjų yra dokumentai kažkokie tai, kurie tas dėmes truputėlį paaiškina galbūt kitomis spalvomis negu pati prezidentė, nors jinai neaiškino niekada. Tai galbūt VSD galima tikėtis, kad vis dėlto dirba savo darbą iš tikrųjų tiesioginį ir galbūt iš tikrųjų kas nors rengiasi įnešti truputėlį daugiau šviesos dėl Grybauskaitės karjeros 90 metų pradžioj. Ir tas būdas užkirsti kelią iš tikrųjų galbūt galimiem faktam yra pasakyti, kad viską, ką jūs sužinosite, yra netiesa, nes tai yra tiesiog Rusijos informacinė karo dalis. Bėda slypi kitur. Mūsų valstybė prieš daugiau kaip 20 mečius iš tiesų neatliko to dekomunizavimo proceso. Mes nežinome, kiek ir kokių bylų iš KGB archyvų buvo išvežta į užsienį ir kur jie dabar yra ir kas jais manipuliuoja ir kokias dar paslaptis slepia net ir dalis tų politikų, kurie aktyviai dabar dalyvauja mūsų valstybės veikloje. Tad tikrai siurprizų galime tikėtis įvairių. VSD informacijoje atskleidžiama, kad išpuoliai prieš Lietuvą diriguojami iš Rusijos prezidento rūmų. Provokacija esą gali būti skelbiama pasinaudojant Rusijos ryšiais su kai kuriais lietuvių politikais, žurnalistais, politologais. Turime suprasti, kad Lietuva galutinai prarasta Maskvai, Kremliui, imperinėms ambicijoms. Nors žinoma, čia bus ir pasispardymų, bus dar įvairių būdų sudrumsti mūsų visuomenės ir darmę. VSD duomenimis Kremliaus parankiniai esą gali būti užmezgę ryšius su Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų sąjungos atstovais. Reporteriai Artūras Paknys ir Kristina Garalevičiūtė.